Jinai pragulėjo Šiaulių ligoninėj, tada reabilitacija ir dabar nesenai grįžus. Ir ta mano, mes kolegės buvom su irgi, sako, nu tu kažką duokit tam vaikui, jam reikia atsistatyti, žinot, šeima didelė ir irgi į tus vaikus nelabai to dėmesio kreipia. Tai žinot, mergai, 6. Ir, nu, pasiekmė, nu tai pakritęs tas veidas, suprantat. Ir ta seilė bėga ir ta akis, nu suprantat. Nu, daktarai padarė viską, ką galėjo, ne? Viskas gerai. Bet kas toliau? Tai irgi, žinokit, ir tada ta teta sako, pasimkit kokteilių, pasimkit, žinai, pasimkit formulės, tos B grupės, nu, kad kažkaip, žinai, aktyvint. Ir tai sako, tu įsivaizduoji, sako, aš užsakiau prieš mėnesį, aš nuėjau šiandien, sako, pas jos stovi, viskas, negeria. Sako, tu gali, sako, kažką atsiūs pasakyti, nu, suprantat? Taip tai mamai sako, tu galvoji, nu, ta prasme, nes iš tikrųjų, žiūrėkit, po insulto, ne, kai būna žmonės, greit skambina vaikai ir patys gydytojai sako, darykit greičiau kažką, mes ką galim, darom, iš tikrųjų protingesnį. Nu, kad neuždelsti tų visų dalykų, suprantat, mėnuo, 2, 3, nu paskui viskas. Gal gerai, žinai, ten visokių ir masažų sakė, dar viską, bet vėl, čia lygiai tas pats, jeigu, ne, nėra tų maistinių medžiagų, gal galia trūksta tų visokių dalykų. Ir va pati turiu Neliaus pusseserę, kurie irgi kando tą erkę, jau 3 mėnesiai ir jie ten ir gydytojus apkaltino dėl to, kad kažką negerai ten jos aplaidumą, bet vėl kaip sakau, nėra kalto, ne, nu iš tikrųjų mes patys turim imtis. Kaip ir su tais vaikais, žinokit, jeigu jūs turite, ne, ar darželiuose, ar kažkur, aš pati prisimenu savo vaikus, tu atvedi tą vaiką liktai sveiką, ne. Auklėtė sako, atvedė šitą vaiką, nes mama išvažiuoja į gamyklą, o tam vaikui įkišta žvakutė. Sako, jis nuėjo į tualetą, norėjo pakapoti ir iškrito tą žvakutę. Jam 38, mamai reikia dirbti, bet suprantat, o kas vaikui? Tai va tokie, žinai, tokie pilietiniai, tokie neatrodo, kad tuo momentu tu užkiši tą žvakutę, bet, nu, esmė. Taip atrodo, kad tie kaulai dabar augo vasarą, bernai paaugo po 14 centimetrų. Viena mama džiaugiasi, pažiūrėk, kaip mano bernas paaugo, valgo tik bulkai pieno, žiūrėk, kaip augo. Rimtai sakau, kai mūsų 30 metų skaudės kaulai ir tu nežinosi nuo ko. Suprantat? Tai investicija yra dabar, suprantat, kad paskui va, į tą senatvę, ne, ta prasme, kokia ta senatvė, žinokit, 30 metų jau pradės jaustis ten, kur buvo spragos. Apie dantis, pavyzdžiui, iš tikrųjų tos pačios istorijos, apie tos kaulus, apie, nu, akis, nu, viskas, ne? Nu, žodžiu, visi tiesiog, tai dabar nežinau, kaip čia parodyti. Sveiki visi, esu Loreta, gyvenu Sedoje, dirbu bibliotekoje. Viską ataskaitą Prie jau? Neolife prisijungiau prieš kažkur 7 metus, dėl dabar vyriausio sūnaus. Tada jis buvo paauglys, 12-13 metų kažkur. Ir buvo prastas kraujas, žemas hemoglobinas, tai nusipirkau pirmiausia iš Aurelijos formulę su geležiu. Taip viskas prasidėjo po truputį, pati prisiregistravau, pati pradėjau gerti, nes buvau ką tik po skyrybų, pradėjau gerti omega ir kalcio magnį, nes nemiegodavau per visą naktį. Negalėdavau užmigti. Ir tiesiog, kai pradėjau šitos gerti, tai mano miegas susitvarkė, o vaikui po kiek laiko viskas pradėjo gerėti, nes šis labai mažai sirgdavo, o knygelė jau buvo ta, kur kompensuojamų vaistų labai jau tokia nemaža, nuo antibiotikų ir visko. Vėliau antrajam sūnui pradėjau duoti, tai dabar jau 3-4 metai iš eilės jis nepraleidžia mokykloje nė vienos dienos. Bet mes jau geriam nemažai visko. Kiti gali sakyti, kad labai brangu ir kaip aš galėčiau vieną taip nusipirkti, bet čia yra ta sveikata ir mano tas vidurinis vaikas, tai jis kiekvienais metais džiaugiasi, kai jį apdovanoja ne už gerus pažymius, bet už tai, kad jis nepraleidžia nė vienos pamokos. Ir gauna paskui savaitę porą ilgesnių vasaros atostogų. Tai jam čia tokia motyvacija. Ir be to viduriniam buvo akis, nustatė vienais metais plus 3,5. Tai čia, kaip jau sako, kaip senam žmogui.
kai jau negali net skaityti. Tai mes nešiojom tuos specialius akinius jau su tuo pliusu ir gėrėm visą laiką, bet tik po vieną. Bet metus laiko mes gėrėm karotenoidus. Nu ir aišku, omega, ten C, formulė su geležiais, kaip visą laiką, kalciai, nes dažnai kojos paskauda, nes dabar yra irgi paauglys. Tai per metus laiko mes su karotenoidais, pridėję karotenoidus, mes susitvarkėm į vienetukus akis. O mano mažylis dabar 3 metų, 3,5. Tai mes dar nesam gėrę nė karto antibiotikų. Net knygelė neužvesta. Tai mes vat taip ir gyvenam. Tai sėkmės jums, nes kaip galima pasakyti, kad jie brangus, bet manau sveikata ir kad vaikai sveiki, viskas kitaip. Mažylis irgi dabar šiek tiek karščiavo, buvo apsirgęs, tai mes viską susitvarkom su vitaminais. Aišku, pagalba yra iš Aurelijos, visą laiką patarė, kokių daugiau, ko pridėti, bet šiaip mūsų vaistinėliai tai kaip ir visi yra jau išbandyti, net kokteilius, tai mano vyresnieji tai tiesiog galėtų susimušti, vienas nuo kito slepia. Jiems taip, jie patinka, tai kartais jie iš savo tiesiog susitaupę, prideda man, kad jiems nupirkčiau to kokteilį. Tai gal tiek. Tai va, Loretai